Dieviškas pragaro apreiškimas. Divine Revelation of Hell. Mielas draugė Kristuje, pragaras tikrai yra. Biblija sako, jog tai ugnies ežeras ir kas ten patenka, kankinsins amžinai, dieną ir naktį per amžių amžius. Tapkite Dievo karalystės žodžio skleidėjais ir sielų gelbėtojais. Su didžiausia pagarba Kristuje, Manau misionierių bažnyčia, Los Andželas, Kalifornija. Aš suprantu, kad be Dievo Jėzaus Kristaus antgamtiškos pagalbos nei ši knyga, nei kas nors kitas surištas su pomirtiniu gyvenimu negali būti parašyta. Tik Jėzus laiko raktus nuo pragaro ir tik Jis savo gyvybės kainą suteikė mums galimybę patekti į dangų. Knyga baigta rašyti 83 metais. Dabar aš suprantu, kad Viešpats ruošia mane šios knygos parašymui nuo pat vaikystės, kada aš svajodavau apie Dievą. Man gimus iš aukščiau, man buvo duota begalinė meilė pražuvusioms sieloms ir aš be galo norėjau matyti sielas išgelbėtas. Aš Viešpats Jėzus Kristus paimsiu tavo sielą iš tavo kūnų ir mes eisime į pragarą 40 naktų nakties metu. Tai yra Mary Catherine Baxter liudijimas. 76 metų kovo mėnesį, kai aš meldžiausi namuose, man apsireiškė Viešpats Jėzus Kristus. Jau keletą dienų aš labai karštai meldžiausi, kai pajutau stiprų Dievo buvimą. Jo jėga ir jo žodžiai užpildė namus, ryški šviesa apšvietė kambarį, kuriame aš meldžiausi, o mane apėmė keistas džiugesio jausmas. Tai buvo nuostabus reginys, po to Dievas prabilo. Aš esu Jėzus Kristus, tavo Viešpats, ir aš noriu tau atskleisti tiesą, kad paruoščiau šventuosius mano sugrįžimui ir daugelį atvesčiau į tiesos kelią. Žinok, tamsos jėgos realios, o paskutinis teismas tikrovė. Mano vaikė, mano dvasia paims tave į pragarą ir parodys tau tai, ką aš norėsiu parodyti, kad pasaulis apie tai žinotų. Aš pasirodysiu tau daug kartų, aš paimsiu tavo sielą iš tavo kūno ir nuvesiu tave į pragarą. Tu ir aš pereisime per pragarą kartu. Užrašyk apie viską, kas buvo, yra ir bus. Mano žodžiai yra teisingi, tikri ir neginčiami. Tai aš ir nėra kito Dievo. Visą savo esybę norėjau maldauti Jėzus, dėkoti už jo apsireiškimą. Kad tai aprašyčiau geriausiu būdu, galiu pasakyti, kad mane užvaldė begalinė meilė. Staiga aš panorau atiduoti jam visą savo gyvenimą, kad jis panaudotų jį žmonių gelbėjimui. Aš jaučiau savo kūnų ir sielą, kad tai buvo Jėzus, Dievo sūnus. Ir jis buvo čia, mano kambarį. Tai štai mano vaikė, tarė Jėzus, aš noriu paimti tave savo dvasia į pragarą, kad tu galėtum aprašyti jo realybę, papasakoti visai žemei, kad pragaras yra ir išvesti paklydėlius iš tamsos į šviesą. Akimirksniu mano siela buvo paimta iš mano kūno, su Jėzumi aš pasikėliau iš kambario į viršų, į padangės. Aš aiškiai suvokiau, kas su manimi darosi. Aš mačiau apačioje savo vyrą ir vaikus, kurie miegojo namuose savo lovose. Aš buvau lygtai numirusi ir mano kūnas liko gulėti patale. Kai tuo pačiu metu mano dvasia kilo kartu su Jėzumi į viršų. Atrodė, kad namo stogas nuslinko į šoną ir aš galėjau matyti visą savo miegančią šeimą. Aš pajutau Dievo prisilietimą ir jis tarė: nebijok, jie bus išgelbėti. Jis žinojo mano mintis. Aš pasistengsiu pagal savo galimybės, kiek įmanoma geriau papasakoti jums žingsnis po žingsnio, ką aš mačiau ir jaučiau. Kai kurių dalykų aš nesupratau. Viešpats Jėzus atvėrė man daugumos jų reikšmę, bet kai ko jis man ir nepaaiškino. Aš žinojau tada ir žinau dabar, kad viskas vyko tikrovėje ir tik Dievas galėjo man tai parodyti. Patikėkite manimi, pragaras realus, mano dvasia ten buvo nuvesta daug kartų, kol buvo ruošiamas šis apreiškimas. Po to mes pradėjome kilti vis aukščiau ir aukščiau į dangų. Tada apačioje aš išvydau žemę. Daugelį žemės vietų buvo išsimėčiusios įdubos, sūkuriai, kurie kilo iš žemės gelmių ir sukosi apie savo ašį tai į vieną, tai į kitą pusę. Jie judėjo aukštai virš žemės ir atrodė kaip gigantiški purvini verpetai, kurie be paliovos judėjo. Kas tai? Paklausiau aš, Viešpaties Jėzus. Tai pragaro vartai. Mes pateksime į pragarą pro vienus iš jų. Iš karto mes patekome į vieną iš sūkurių. Viduje jis atrodė kaip tunelis, besisukiojantis kaip verpetas. Mus apgaubė gili sutema, o su ją atėjo baisus dvokas. Tiesiog užgniaužęs man kvapą. Šonuose ir išilgai tunelio sienose buvo išsirikiavusios šlykščios gyvos figūros.
Tamsiai pilkos spalvos padarai judėjo ir kai mes ėjome pro šalį, maivėsi ir urzgė. Aš supratau, kad jos buvo piktos. Nors figūros buvo pritvirtintos prie sienos, tačiau jos galėjo daugiau, mažiau judėti. Nuo jų sklido nepakenčiamas dvokas, jos piktai riaumojo ant mūsų ir skleidė pačius baisiausius garsus. Aš pajutau nematomą, piktą energiją, kuri tvyrojo tunelyje. Dieve, kas tai? Paklausiu aš, tai piktosios dvasios, pasiruošusios sugrįžti į žemę, kada velnias duos ženklą. Kai mes leidomės į vidurį tunelio, piktosios figūros kikeno ir tyčiojosi iš mūsų. Jos bandė mus paliesti, tačiau negalėjo to padaryti dėl Jėzaus jėgos. Pats oras buvo sušvingęs ir purvinas, tik Jėzaus dalyvavimas palaikė mane, kad aš nešaukčiau iš siaubo. O taip, toje vietoje aš viską jaučiau. Aš galėjau girdėti, matyti, pergyventi, jausti kvapus ir netgi pykti. Atrodo, kad mano jutimo organai tapo dar jautresni. Kvapas ir purvas beveik susargdino mane. Riksmai užpildė erdvę, kai mes priartėjome prie tunelio pagrindo. Ausį rėžiantis, širdį plėšiantis šauksmai kilo tamsiu tuneliu prieš mus. Įvairiausi garsai virpino erdvę. Visur aplink save aš jaučiau baimę, mirtį ir nuodėmę. Pats šlykščiausias kvapas, kurį aš kada nors jaučiau, užtvindė orą. Tai buvo pūvančio kūno smarvė, kuri atrodė kilo iš visur. Niekada žemėje aš nejaučiau tokio blogio ir negirdėjau tokių nusivylimo šauksmų, nevilties. Greitai aš supratau, kad tai buvo mirusiųjų balsai. Prieš mus aš pajutau pikto vėjo dvelksmą ir silpnai siurbiančią jėgą. Aš sunkiai galėjau atskirti kažkieno šešėlį prieš mane. Aš su baime atšokau, kai supratau, kad priešais mus šliaužė didžiulė gyvatė. Kai aš geriau įsižiūrėjau, pamačiau, kad aplinkui knibždynas šitokių padarų. Jėzus man tarė, mes greitai įeisim į kairėje pragaro koją. Priekyje tu pamatysi ir pajusi neapsakomą liūdesį, širdį veriantį skausmą ir neaprašomus baisumus. Tai, ką tu pamatysi, perspėjimas. Knyga, kurią tu parašysi, išgelbės daug sielų. Tai, ką tu matai, iš tikro egzistuoja. Tačiau nebijok, aš būsiu su tavimi. Pagaliau viešpats Jėzus ir aš pasiekėme tunelio dugną. Mes pasiekėme pragarą. Prieš mus kiek apriepė akis. Kažkas šmėžavo, skraidė, blaškės ten ir atgal. Dejonės ir ribuojanti rauda pripildė atmosferą. Priekyje viršuje aš pamačiau blankę šviesą ir mes pajudėjome link jos. Takelis buvo sausas, bet padengtas dulkių sluoksniu. Greitai mes buvome prie įėjimo į mažą tamsų tunelį. Kai kurių dalykų aš negaliu aprašyti, jie per daug baisus, kad pragare galima patirti neapsakomą baimę. Leiskite jūs perspėti. Jūsų siela visada liks gyva. Siela gyvena amžinai. Tai yra realybė jums ir jūsų siela ir jūs galite pasirinkti dangų ar pragarą. Tiems, kurie galvoja, kad pragaras yra žemėje, aš atsakysiu, kad jie teisūs. Pragaras yra žemės centre ir sielos ten kankinasi dieną ir naktį. Pragare nėra nei švenčių, nei vakarėlių, nei meilės, nei užuojautos, nei poilsio. Tai nepakeliamų kančių ir širdgėlos vieta. Kairioji pragaro koja. Šlykšti smarvė tvyrojo ore. Jėzus tarė man, kairioje pragaro kojoje yra daug duobių. Šitas tunelis išsišakoja kitas pragaro dalis, bet mes kurį laiką praleisime čia. Siaubas sklido iš visų pusių ir nenusakomi pavojai buvo visur. Kiekvienas mano žengtas žingsnis buvo vis baisesnis iš buvusiai. Tunelio viršuje labai greitai atsidarydavo ir užsidarydavo lango dydžio įėjimai ir išėjimai. Šauksmai užpildė aplinką, kada pro mus praskrido daug piktųjų dvasių, kurios išlėkė pro pragaro vartus. Greitai mes buvome tunelio gale. Aš virpėjau iš išgąsčio dėl pavojaus ir visų kitų baisybių. Aš pažvelgiau į savo kūną ir pirmą kartą pastebėjau, kad esu dvasios pavidale. Tačiau mano kontūrai buvo kaip mano figūra. Man buvo įdomu, kas bus toliau. Jėzus ir aš žengėme iš tunelio ant plataus tako, kur abiejose pusėse buvo žemė. Visur, kiek apriepė akis, buvo ugnies duobės. Jos buvo katilo formos. Jėzus tarė, kairioje pragaro kojoje tokių duobių daug. Eime, aš tau parodysiu keletą iš jų. Aš stovėjau ant tako šalia Jėzus ir žvelgiau vieną iš duobių. Duobės kraštai buvo iš sieros, kuri švietė raudona spalva, kaip šviečia žarijos ugnyje. Duobės centre buvo prarasta siela, kuri mirė ir pateko į pragarą.
Ugnis įsidegdavo duobės dugne ir kildavo į viršų ir pasiekdavo prarastą sielą. Po akimirkos ugnis aprimdavo ir tik raudonos anglys ruseno pelenuose. Tačiau po to ugnis vėl įsiliepsnodavo ir iš naujo apimdavo sielą, besikankinančią duobėje. Aš pažiūrėjau ir pamačiau, kad siela buvo sukaustyta stikle. Mano viešpaties užkuoš. Argi tu negali jų paleisti? Koks baisus reginys. Juk pagalvojau, juk tai galėjau būti ir aš. Aš turėjau viešpatę, kaip liūdna matyti ir žinoti, kad ten viduje gyva siela. Aš išgirdau klyksmą iš pirmosios duobės centro. Mačiau šaukiančią stikle esančią sielą. Jėzau, pasigailėk. O viešpatė, sušukau aš, tai buvo moters balsas. Aš žiūrėjau ją ir norėjau ištraukti. Jos vaizdas mane pritrenkė. Tai buvo pūvantis kūnas nuo kaulų kadaruojančios mėsos gabalais, kurie jai degant krisdavo ant duobės dugno. Ten, kur kada tai buvo jos akis, buvo tuščios duobės. Plaukų ji neturėjo. Ugnis įsižiebdavo prie jos kojų ir mažais liepsnos liežuvėliais palaipsniui apimdavo visą jos kūną. Moteris atrodė degė nuolatos. Iš jos vidaus sklido šauksmai ir dejonės. Viešpatie, viešpatie, aš noriu išeiti iš čia. Ji veržėsi prie Jėzus. Aš pažiūrėjau Jėzų, jo veide buvo gilus liūdesys. Jėzus tarė man, mano vaikė, tu čia tam su manimi, kad pasaulis žinotų, kad nuodėmė neužsibaigė mirtimi, kad pragaras tikrai yra. Aš vėl pažvelgiau į moterį, kirminai išliaužė iš jos skeleto kaulų, ugnis jiems nekenkė. Jėzus tarė, ji jaučia ir žino, kad tie kirminai jos viduje. Kai ugnis vėl įsiliepsnojo ir prasidėjo baisus degimas, stiprų šauksmai ir gilus verksmas drebino šios moters sielą. Takas, ant kurio mes stojame, vingiavo tarp šių duobių tiek, kiek akis aprėpė. Ten esančių mirusių verksmas susimaišė su dejonėmis ir baisiais šauksmais. Smelkėsi man į ausis iš visų pusių. Pragare nebuvo ramybės. Mirusių ir supuvusių kūnų dvokas tvyrojo ore. Mes priėjome prie sekančios duobės. Viduje buvo kitas skeletas. Vyriškas balsas šaukė iš duobės. Viešpatie, pasigailėk manęs. Tik tada, kai jie kalbėjosi, aš galėjau atskirti, ar siela buvo vyro ar moters. Stiprus rypuojantis verksmas sklido nuo to vyro. Aš taip gailiuosi, Jėzau, atleisk, išvesk mane iš čia. Aš esu šioje kankinimo vietoje ištisi metai. Stipri rauda drebino jo skeletą. Aš pažvelgiau Jėzų ir mačiau, kad jis taip pat verkė. Viešpatie Jėzau, šaukė žmogus iš duobės. Nejaugi aš nepakankamai atkentėjau už savo nuodėmes. Jau 40 metų praėjo nuo mano mirties. Jėzus atsakė, parašyta. Tikėjimu gyvas būsi. Visi pašaipūnai ir netikintys degs ugnies ežere. Tu neišpažinai tikėjimą. Daug kartų mano žmonės buvo siųsti pas tave, bet tu jų neklausėjai, tu juokeisi iš jų ir atstūmei gerąją naujieną. Nežiūrint to, jog aš numiriau už tave ant kryžiaus, tu iš manęs tyčiojais ir nesigailėjai dėl savo nuodėmių. Mano tėvas davė tau daug galimybių išsigelbėti, jeigu tu tik būtum paklausęs. Aš žinau, viešpatie Jėzau, aš žinau. Bet gailiuosi dabar. Per vėlu, bausmė paskirta. Vyras tęsė. Viešpatie, čia ateis kai kurie mano giminės, nes jie irgi netikėjo ir net gailavo. Meldžiu leist viešpatie nueiti man ir pasakyti jiems, kad jie turi gailėtis. Aš nenoriu, kad jie patektų čia. Jėzus tarė. Aš nusiunčiau pas juos savo tarnus, kad jie galėtų įtikėti ir išsigelbėti. Jeigu jie nepatikės net tada, kada girdės evangeliją, tai ir prisikėlusieji iš numirusių jų neįtikins. Tada vyras stipriai įsižeidė ir pradėjo prakeiksmus. Iš jo vidaus sklido pikti šventvagiški žodžiai. Aš su siaubu žiūrėjau į jį ir mačiau, kaip liepsnos pakilo ir apėmė jo irstantį pūvantį kūną, kuris pradėjo degti ir kristi. Aš pasisukau Jėzų ir sušukau, viešpatie, kaip baisu. Čia tik bauginančių dalykų, kuriuos aš tau parodysiu pradžia, bus dar baisiau. Sek paskui mane. Mes privalome eiti toliau. Sekančioje duobėje buvo smulkaus sudėjimo moteriškė, kuriai buvo apie 80. Aš negaliu pasakyti, kaip aš nustačiau jos amžių, bet nustačiau ir tiek. Dėl pastovaus degimo oda nuo skeleto buvo dingusi. Buvo likę tik kaulai ir purvinai pilka siela. Iš jos kaulų vidaus šliaužė kirmelės, kurių ugnis sudeginti negalėjo. Aš žvilgtelėjau į moteriškės pusę. Jos šauksmai buvo tokie sielvartingi. Aš mačiau, kaip ji lyg maldai sudėjo savo kaulėtas rankas. Aš negalėjau sulaikyti verksmų. Aš buvau dvasios pavidale ir aš raudojau. Aš žinojau, kad žmonės pragare jaučia tą patį. Taip, vaikeli, tarė jis. Kai žmonės čia patenka, jie jaučia masto kaip į žemėje. Jie prisimena savo šeimas, draugus ir visą tą laiką, kai dar buvo galima atgailauti. Bet jie to
atsisakė, o kad jie būtų patikėję šventuoju raštu ir atgailavę, kol dar nebuvo vėlu. Aš vėl pažvelgiau į pagyvenusiąją moterį ir tik dabar pastebėjau, kad ji turi tik vieną koją, o dubens kauluose pragręžtos skylutės. Kas tai, Jėzau, paklausiau aš. Jis paaiškino, vaikeli, kai ji gyveno žemėje, jis sirgo vėžiu ir kentėjo baisius skausmus. Buvo daryta operacija, kad ją išgelbėti. Sužiaurėjusi senoji moteriškė pragulėjo daugelį metų. Daug mano žmonių ėmė melstis už ją ir pasakyti jai, kad aš galėjau ją išgydyti. Jie atsakė, Dievas man tai padarė. Ir nesigailėjo ir nepatikėjo gerai naujieną. Ji pasakė, kad Dievas jai nereikalingas ir ji nenorinti, kad aš ją išgydyčiau. Matydami, kaip pagyvenusi moteris klykė iš skausmo ir gailesčio, mes ėjome toliau. Visur aplink tvyrojo baimė, sielvartas, šauksmai iš skausmo, mirties atmosfera. Jėzus ir aš ėjome sukaustyti liūdesio ir gailesčio iki kitos duobės. Aš girdėjau pagyvenusios kitos moters šauksmus ir apgailestavimus, prašymus atleisti. O, kad aš galėčiau jai kuo nors padėti, galvojau aš. Sekančioje duobėje klūpojo moteris, ji lyg ko ieškojo. Jos skeletas taip pat buvo skylėtas. Jos kaulai kyšojo, o suplėšyti rūbai degė. Ant jos galvos plaukų nebuvo, buvo tik skylės, kur turėjo būti akys ir nosis. Apie jos kojas, kurį klūpojo ir kabinosi už sieros duobės kraštų, ruseno ugnelė. Ugnis pliuptelėjo prie jos rankų, mirusios kūnos kentėjo. Prasiveržė graudi jos rauda. O viešpatie, aš noriu ištrūkti iš čia. Mes ją stebėjom, pagaliau jų kojomis pasiekė duobės viršų. Aš pagalvojau, kad jį ištrūks, kai baisus demonas puolė prie moters ir stipriai pastūmė ją atgal į ugnies duobę. Aš su siaubu žiūrėjau, kaip ji krito. Man norėjosi paimti ją ant rankų ir prašyti Dievo pagydyti ją ir paleisti iš čia. Jėzus, žinodamas mano mintis, tarė, mano vaikė, Dievo nuosprendis priimtas. Dar tada, kai ji buvo vaikas, aš kviečiau ją atgailauti ir tarnauti man. Kai jai buvo 16 metų, aš atėjau pas ją ir tariau, aš myliu tave. Atiduok savo gyvybę už mane, sek paskui mane, nes aš tave šaukiu specialiam tikslui. Aš ją šaukiau visą gyvenimą, bet ji manęs neklausė. Ji sakė, kada nors aš tau tarnausiu, šiuo metu aš neturiu tau laiko, nėra laiko, mano gyvenimas pilnas linksmybių ir džiaugsmų. Nėra laiko tau, Jėzau, rytoj būsiu. Rytojus niekada neatėjo, kadangi jį laukė per ilgai. Moteris šaukė Jėzui. Mano siela tikrai kankinasi, nėra jokios išeities. Aš žinau, kad aš norėjau viso pasaulio viešpatį. Aš norėjau turtų, garbės, pasisekimo ir tai gavau. Aš buvau pati gražiausia ir savo laiku rengiausi gražiausia iš visų moterių. Aš buvau pati savo vadovė. Aš buvau turtinga, mane lydėjo garbė, bet aš supratau, kad negaliu jų pasiimti su savimi po mirties. Moteris žiūrėjo Jėzų ir kalbėjo, mano viešpatie, jeigu aš tik būčiau tavęs klausius, aš to visada gailėsiuos. Aš planavau kada nors tau tarnauti, kada būsiu pasiruošusi. Aš galvau, kad visada tave rasiu, tačiau aš apsirikau. Dėl savo grožio aš buvau viena iš geidžiamiausių. Aš žinojau, kad Dievas šaukė mane atgailauti visą mano gyvenimą. Aš galvojau, kad jis visada bus man pasiekiamas. Bet tuo laiku, kaip ir visada, man atrodė, kad man jis nereikalingas. Kokia neteisi aš buvau. Velnias pradėjo naudotis, aš pamilau nuodėmę ir nebesikreipiau Dievą. Velnias panaudojo mano grožį, mano pinigus. Net tada, kai Dievas šaukė mane pas save. Aš galvojau, kad man yra rytojus ir kitos dienos. Ir štai vieną kartą, kai aš važiavau automobiliu, mano vairuotojas nesuvaldė jo, mašina rėžėsi į namą ir aš žuvau. Viešpatie, prašau, maldauju, išleisk mane iš čia. Teismas įvyko, tarė Jėzus. Kai mes ėjome prie sekančios duobės, jos skruostais tekėjo ašaros. Aš visą esybę verkiau. Aš galvojau, kai siela patenka čia, nėra vilties, nėra gyvenimo, nėra meilės, pragaras realus. Išeities nėra. Žmogus visą laiką turės degti šioje ugnyje. Laikas bėga, tarė Jėzus, mes grįšime čia rytoj. Draugė, jei tu gyveni be Jėzaus, gailėkis, jei tu buvai tikintis ir nusisukai nuo Dievo, atgailauk ir grįžk pas jį dabar, gyvenk tinkamai ir teisingai, atsibus, kol dar nevėlu ir tu galėsi būti su viešpačiu danguje. Jėzus prabilo iš naujo. Pragaras yra žmogaus kūno, gulinčio ant nugaros žemės viduryje pavidalo. Jis yra labai didelio žmogaus formos su daugybė kamerų. Atsimink, kad tu privalai papasakoti žmonėms, jog pragaras yra. Milijonai prarastų sielų yra čia ir kiekvieną dieną atkeliauja naujos. Baisiojo teismo dieną pragaras bus numestas į ugnies ežerą. Tai bus antroji mirtis. Dešinioji pragaro koja.
Nuo to laiko, kai aš praeitą naktį pabuvau pragare, aš negalėjau nei valgyti, nei miegoti. Kiekvieną dieną aš pergyvenau pragarą. Kai aš užsimerkdavau, viskas, ką aš ten mačiau, buvo mano akise. Mano ausyse be perstojo aidėjo mirusiųjų klyksmai. Jėzus man pasirodė iš naujo ir tarė: naktį mes eisime į dešinę pragaro koją, vaikeli mano, nebijok, aš tave myliu ir aš su tavimi. Mes abu keliavome toliau, mes atvykome į dešinę pragaro koją. Mirties marvė buvo kartais tokia šlykšti ir nepakeliama, kad man skaudėjo skrandį ir pykino. Staiga piktosios dvasios pralėkė pro mus. Mes sustojome paklausyti ir Jėzus tarė: yra dar nematoma armija piktųjų dvasių, kurių mes šiandien neregim. Tai tokios dvasios kaip liga. Mes sustojome prie duobės. Šitoj duobėje buvo didelio ūgio vyras. Aš girdėjau, kaip jis skelbė evangeliją. Aš su nuostaba pažiūrėjau Jėzų, nes jis visada žinojo mano mintis. Jis paaiškino: būdamas žemėje, šis vyras buvo evangelijos skelbėjas ir vienu metu tarnavo man bei kalbėjo tiesą. Nustebau, kad šis žmogus atsidūrė pragare. Aš žiūrėjau, kaip tas vyras ištiesė rankas, taip lyg laikytų knygą ir pradėjo skaityti apie tikėjimą iš šventojo rašto. Vyras skaitė eilutę po eilutės. Jėzus su didelė meilė balse kreipėsi į tą vyrą: nusiramink, nutilk. Ir vyras nustojo kalbėti ir lėtai pasisuko, kad pažiūrėtų Jėzų. Skeleto viduryje aš pamačiau sielą. Jis tarė Dievui: viešpatie, dabar aš aiškinsiu tiesą visiems žmonėms. Aš žinau, kad nieko nemylėjau, bet viešpatie, išleisk mane iš čia ir aš elgsiuosi teisingai. Jėzus tarė: tu žinojai tiesą, tačiau nesigailėjai ir neatsisukai į mane. Aš norėjau, kad tu atgailautum, bet tu to nepadarėjai, o dabar nuosprendis priimtas. Mes ėjome pro ugnies duobes, sielų rankos tiesėsi į Kristų ir gailestingais balsais jie meldė jo pasigailėjimu. Jų kaulėtos rankos buvo pilkai juodos nuo degimo. Nebuvo nei gyvo kūno, nei kraujo, nei organų. Sieloje aš verkiau: o žemė, atgailauk. Jeigu jūs neatgailausite, jūs pateksite čia. Mes sustojome prie kitos duobės. Aš jaučiau tokį gailestį jiems visiems ir tokį liūdesį, kad fiziškai nusilpau ir vos galėjau stovėti. Jėzus kalbėjo su moterimi iš duobės. Moteris stovė vidury liepsnos, kuri laižė visą ją. Išleisk mane iš čia, dabar aš tau atiduosiu savo širdį, Jėzau. Aš pasakysiu kitiems apie tavo gailestingumą, aš liudysiu tave. Aš meldžiu tavęs, prašau, išlaisvink mane. Mano žodis teisingas ir jis teigia, kad visi turi atgailauti ir atsižadėti savo nuodėmių ir prašyti manęs vadovauti jų gyvenimui, jei nori išvengti pragaro. Aš teisus ir teisingas ir prašau tokiais būti visų, kurie ateis pas mane. Aš jų nevysiu šalin. Jei tu būtų manęs klausiusi ir atgailaujusi, aš būčiau tau atleidęs. Moteris paklausė: viešpatie, ar nejaugi iš čia nėra išėjimo? Materija, tu turėjai galimybę atgailauti, bet tavo širdis buvo žiauri ir to nepadarė. Juk tu žinojai, ką sako Dievo žodis, kad visų paklydėlių dalia degti ugnies ežere. Tada Jėzus pasisuko į mane ir tarė: ta moteris buvo nuodėmė su daugeliu vyrų, ji išardė daug šeimų, bet nežiūrint viso to, aš ją mylėjau. Aš pas ją siunčiau daug savo pagalbininkų, kad ji gailėtųsi dėl savo darbų. Jie eidavo į bažnyčią tam, kad ten susirastų vyrų. Ji ten juos rasdavo ir sugundydavo. Jei tik ji būtų atsivertusi, visos jos nuodėmės būtų nuplautos mano krauju. Šėtonas nenori, kad mes žinotume tiesą apie pragarą. Aš negalvojau, kad pragaras gali būti toks. Mano vaikė, mes dabar grįšime į tavo namus. Sekančią naktį mes vėl eisime į tą pačią pragaro dalį. Kai jau buvau namuose, aš ištisai verkiau. Visą dieną aš pergyvenau dėl pragare kenčiančių žmonių. Aš kiekvienam sutiktam pasakoju apie pragarą. Aš sakiau jiems, kad skausmas pragare nepakeliamas. Bažnyčios tėvas sako: gailėkitės ir išsigelbėsite. Sekančią naktį Jėzus su manimi vėl ėjo į dešinę pragaro koją. Vaikeli, tai nėra Dievo tėvo valia, kad kas nors žūtų. Tai šėtonas apgauna daugelį, o žmonės juo seka. Tačiau Dievas atleidžia, nes jis yra mylintis tėvas. Jei žmonės eitų prie Dievo tėvo ir nuoširdžiai gailėtųsi, jis jiems atleistų. Visą kelią degančios rankos tiesėsi į Jėzų. Visi jie tapo supūvusią masę, tuščiais kaulais. Nesudegę lavonų skutai karojo nuo skeletų, kiekvieno viduje buvo siela, amžiams uždaryta į sauso skeleto vidų. Jei tik jie būtų paklausę Jėzaus, galvojau aš, jų čia nebūtų. Žmonės žinojo, kad nėra jokios išeities ir kad jie pasmerkti amžiams. Ir vis tiek šaukdamiesi Jėzus, jie vylėsi jo pagalbos bei atleidimo. Mes sustojome prie vienos iš duobių.
Viduje buvo moteris. Jėzus pažiūrėjo ją ir tarė: kai tu buvai žemėje, aš tave šaukiau prie savęs, tu sutikai, sakei, kad myli mane, tačiau širdies gilumoje neketinai to daryti. Aš norėjau, kad tu padėtum kitiems mane surasti ir suvokti. Aš veltui šaukiau tave. Moteris atsikirto Jėzui: tu juk pameni, Viešpatie, kad aš lankiau bažnyčią, buvau narė. Aš žinojau, kad tu siekei mano paklusnumo ir aš paklusau. Jėzus atsakė: moterie, tu vis dar pilna melo ir nuodėmės. Tu lankei bažnyčią, bet tai neatvedė tavęs į dangų. Tu demonstravai kitiems, kad myli mane ir man tarnauji, kai buvai su krikščionimis, tačiau būdamas su kitais tu melavai, sukčiavai ir vogėjai. Tu smerkei kitus žmonės, nežiūrinti tai, kad jie savo tikėjime buvo dar kūdikiai. Buvai žiauri ir negailestinga. Jei Dievui tu būtum tarnavusi nuoširdžiai, nebūtumai pragare. Negalima vienu kartu tarnauti ir Dievui, ir velniui. Jėzus pasisuko į mane ir tarė: paskutiniu metu daug kas nusigręžia nuo tikėjimo, pasiduoda gundimams ir tarnauja nuodėmei. Pasitraukite iš tokios aplinkos ir atsiribokite nuo jų. Nevaikščiokite su jais vienu keliu. Mums tolinantis moteris keikė Jėzų ir burnojo prieš jį. Ji čaižiai spiegė ir klykė iš pykčio. Mes ėjome toliau. Aš labai pavargau ir nusilpau. Sekančioj duobėj buvo kitas skeletas. Dar mums neprisiartinus aš pajutau mirties kvapą. Kai aš girdėjau kenčiančių sielų verksmą, verkiau kartu su jomis. Aš klausiau, kaip kita moteris iš ugnies duobės kalba su Jėzumi. Ji citavo šventąjį raštą. Brangus Viešpatie, ką ji čia daro? Klausiu aš. Moteris kalbėjo: Jėzus yra tiesa, kelias ir gyvenimas. Niekas nepatenka pas tėvą kaip tik per Jėzų. Jėzus šviesa visam pasauliui. Eikite prie Jėzus ir jis jūs išgelbės. Kai ji tai kalbėjo, daugelis pražuvusių sielų esančių aplink ją klausėsi. Kitos burnojo ir keikė ją. Kiti prašė nutilti. Buvo ir tokių, kurios šnabždėjo: tikrai yra vilties, padėk mums, Jėzau. Aš nesupratau, kas čia vyksta. Nežinojau, kodėl ta moteris skelbė Evangeliją čia. Dievas suvokė mano mintis ir tarė: vaikė, aš šią moterį pašaukiau aiškinti mano žodį ir skelbti gerą naujieną, kai jai buvo 30 metų. Bet jei vyras ar moteris nenori, palieku juos ramybėje. Jie atsiliepė į mano kvietimą ir per daugelį metų jį pažino Viešpatį. Išmoko suprasti mane ir dėl manęs padarė daug gerų darbų. Ji išstudijavo Dievo žodį, ji dažnai meldėsi ir jos maldos buvo išklausytos. Ji atvedė į kelią daugelį žmonių. Ji buvo ištikima savo namams. Tai praėjo daug metų, kai vieną kartą jis sužinojo, kad jos vyras yra neištikimas ir santykiauja su kita moterimi. Nors pastarasis prašė jos atleidimo, moteris įsižeidė ir jam neatleido ir neišsaugojo jų dviejų santuokos. Tikrai jos vyras buvo neteisus, jis padarė sunkią nuodėmę, tačiau moteris žinojo mano žodį, kad reikia atleisti kitam. Ji žinojo, kad yra išeitis iš bet kokios padėties. Jos vyras maldavo atleidimą, tačiau vietoje to moteris širdėje išsikerojo pykčio šaknis. Viduje augo neapykanta. Ji nebepasitikėjo manimi ir su kiekviena diena darėsi vis žiauresnė. Ji mąstė: štai aš tarnauju Dievui, atiduodu jam visą save, o mano vyras bėgiojo pas kitą moterį. Ar tai teisinga, Viešpatie, klausė į manęs. Aš tada jai atsakiau: taip, neteisinga, bet jis buvo pas tave atėjęs. Apgailestavo dėl savo poelgio ir žadėjo daugiau niekada taip nesielgti. Aš ją mokiau: dukra mano, pažiūrėk į savo vidų ir pamatysi, kad ir tu buvai kalta dėl to, kas atsitiko. Ji manęs neklausė. Ėjo laikas, o ji nebesimeldė man, neskaitė Biblijos. Jos širdis atšalo nuo Dievo ir baisi nuodėmė apėmė ją. Širdyje, kurioje kada tai viešpatavo meilė, pribrendo žmogžudystė. Vieną kartą įpykusi ji nužudė savo vyrą ir tą moterį. Po to šėtonas ją visiškai užvaldė ir gyvenimą ji užbaigė savižudybę. Aš su nuoskauda žiūrėjau į tą paklydusią sielą, kuri nusigręžė nuo Jėzus ir gyvendama žemėje pasmerkė save amžinai ugniai, skausmui ir kančioms. Aš klausiau, ką jie atsakė Jėzui: aš atleisiu dabar, Viešpatie, leisk man išeiti, aš tau paklusiu dabar. Pažiūrėk, Viešpatie, aš kartoju tavo žodžius dabar. Po valandos piktieji demonai ateis paimti manęs dar baisesniems kankinimams. Valandas jie kankins mane už tai, kad aš skelbiau tavo žodį. Mano kančios bus dar baisesnės. Maldauju tavęs, Viešpatie, išleisk mane. Mes ėjome toliau. Dabėje kankinosi vyras ir jis šaukė Viešpaties, maldavo: Viešpatie, padėk man suprasti, kodėl aš čia atsidūriau. Jėzus atsakė: nusiramink, tu žinai, kodėl tu čia. Išleisk mane ir aš pasitaisysiu, maldavo vyras.
Tada Jėzus pasisuko į mane ir paaiškino. Tam vyrui buvo 23 metai, kada jis pateko čia. Jis nesiklausė mano gerosios naujienos. Jis girdėjo mano žodžius, kai lankėsi Dievo namuose. Mano dvasia kvietė jį gelbėtis, tačiau jis nuėjo gyvenimo klystkeliais. Jis mėgo išgerti ir nekreipė jokio dėmesio į mano šaukimą. Jis išaugo bažnyčioje, tačiau savęs man nepatikėjo. Vieną kartą jis sakė man, aš atiduosiu tau savo gyvybę kada nors, Jėzau. Bet tokia diena neatėjo. Vieną naktį po vakaronės jis pateko į autoavariją ir žuvo. Šėtonas apgaudinėjo jį iki pat pabaigos. Jis žuvo akimirksniu. Jis neklausė mano šauksmo. Per tą nelaimingą atsitikimą žuvo ir kiti. Velnio darbai – žudyti, vogti ir griauti. Jei tik šis jaunuolis būtų paklusęs. Ne Dievo tėvo valia jis pražuvo. Šėtonas siekė šio žmogaus sielos ir pražudė jį per lengvą būdiškumą, girtavimą ir nuodėmes. Kiekvienais metais dėl girtavimo irsta šeimos, prarandama daug gyvybių. Jei tik žmonės galėtų pamatyti, kad jų gyvenimo aistros, geiduliai ir kiti norai yra tik laikini. Jeigu tik jūs ateitumėte prie viešpaties Jėzus, jis išvaduotų jūs nuo girtuoklystės. Krikščionys esantieji santuokoje Jėzus perspėjus, kad nevalia svetimauti ar keisti ko nors iš priešingos lyties, nes vien tik mintis apie neištikimybę yra nuodėmė. Ieškokite stiprių krikščionių ir prašykite jų padėti jums susivokti jūsų problemose. Vėliau jūs džiaugsitės, kad tai jūs padarysite šiame pasaulyje, o ne tada, kai bus per vėlu. Šėtonas ateina pas jūs kaip šviesos angelas, kad jūs apgautų, suviliotų. Nėra nieko keisto, kad pasaulio nuodėmės yra tokios viliojančios jaunam žmogui, net ir tada, kai jis žino švento rašto tiesas. Kartais galvojame, kas čia tokio. Jėzus atleis. Pragaras yra negailestingas. Taip atidėliojant savo ėjimą prie Jėzaus galima ir nebesuspėti. Aš pažiūrėjau į to žmogaus sielą ir prisiminiau savo vaikus. O Dieve, leisk jiems tau tarnauti. Aš žinau, kad daugelis iš jūsų turite artimų ir brangių savo širdžiai žmonių, gal vaikų, ir jūs nenorite, kad jie patektų į pragarą. Kol nevėlu, papasakokite jiems apie Jėzų. Liepkite jiems atgailauti iš padarytas nuodėmes ir Dievas jiems atleis, apvalys ir apšvies juos. To vyro riksmai ilgai skambėjo mano ausyse, aš jų niekada nepamiršiu. Aš negaliu pamiršti puvimo ir mirties tvaiko, tuščių akiduobių, kirminų, šliaužiančių po skeleto vidų. Aš dar daug dienų prisiminiau to jaunuolio į Jėzų maldaujamą ištiesęs rankas, o visur aplinkui klykė mirusieji. Baimės tunelis. Aš bandžiau prisiminti pamokslus apie pragarą, bet tokių baisių dalykų, kuriuos man parodė viešpats čia, aš niekada negirdėjau. Pragaras yra daug blogiau, nei bet kas galėjo pagalvoti ar įsivaizduoti. Man taip skaudu buvo žinoti, kad sielos, kurios dabar yra pragaro kančiose, ten bus amžinai. Iš ten nėra išėjimo. Aš nusprendžiau dėti visas pastangas, kiek leidžia mano jėgos, kad išgelbėčiau sielas nuo visų šių baisumų. Aš privalau skelbti Evangeliją kiekvienam, kurį sutiksiu, nes pragaras baisi vieta ir tai yra tikrovėje. Jūs suprantate, ką aš sakau? Jei nusidėliai neatgailaus, tikriausiai savo egzistavimą baigs čia. Aš tikiu į viešpatį Jėzų Kristų ir maldauju jo išgelbėti jūs nuo nuodėmių. Skaitykite Jono Evangelijos 3 ir 14 dalis ir prašau perskaitykite tą knygą nuo pradžios iki galo. Jūs daugiau suprasite apie pragarą ir pomirtinį gyvenimą, o skaitydami melskitės, kad Jėzus įžengtų jūsų širdis ir nuplautų jūsų nuodėmes, kol dar nevėlu. Jėzus su manimi tęsė savo kelią per pragarą. Kelias buvo išdegintas, sausas, suskeldėjęs. Aš kiek galėjau matyti, apžvelgiau duobių eiles. Nuo viso to, ką aš mačiau ir girdėjau, mano širdis buvo sudužus ir mano dvasia buvo palaužta. Be to, aš žinojau, kad priekyje bus tas pats. Ir Jėzus vedė, o aš ėjau paskui prie pat jo. Liūdesys dėl viso to, ką mačiau, gniuždė mane. Viduje aš mąsčiau, ar tikės pasaulis manimi. Aš žvelgiau prieš save į kairę ir į dešinę, visur aplink, kiek tik žvelgiau, buvo ugnies duobės. Mane supo ugnis, liepsnų liežuviai ir degančios sielos. Mane sukaustė baimė, siaubas ir realybė to, ką aš mačiau, buvo daugiau, nei aš galiu pakelti. O žemė, gailėkis, šaukiau aš. Gilus verksmas sudrebino mano sielą, kai toliau ėjau su Jėzumi. Man buvo įdomu žinoti, kas bus toliau, kuo užsiėmė mano draugai ir mano šeima.
o kaip aš juos mylėjau. Jėzus tarė, mes dabar pateksime į tunelį, kuris nuves mus į pragaro pilvą. Pragaras turi žmogaus gulinčio žemės centre formą. Kūnas guli ant nugaros ištiestomis rankomis ir kojomis. Kaip Kristaus kūnas kasdien atsinaujina, taip kasdien atsinaujina ir pragaro kūnas. Einant tunelio aplink mus buvo degančios duobės, iš kurių aidėjo šauksmai ir dejonės, kurios nuolat aidėjo mano ausyse. Einant pro šalį daugelis šaukė Jėzų, kai kurie bandė išliaužti iš ugnies duobių, kad galėtų prie jo prisiliesti, bet negalėjo. Per vėlu, šaukė mano širdis. Aš labai apsidžiaugiau, kai mes įėjome į tunelį. Aš galvojau, kad tunelis negali būti toks baisus kaip duobės. Bet aš labai apsirikau. Kai tik mes atsidūrėme viduje, aš išvydau įvairiausias milžiniškas gyvatės, didžiulės žiurkės ir daugybę piktųjų dvasių. Visi jie spruko nuo Viešpaties. Gyvatės šnypštė ant mūsų, žiurkės čaižiai cypė. Buvo daug piktų garsų, gyvatės ir tamsūs šešėliai gaubė mus. Jėzus buvo vienintelė šviesa tame tunelyje. Aš stovėjau prie Jėzus taip arti, kaip tik galėjau. Demonai buvo iš visų olos pusių ir visi kažkur skubėjo, skrido iš tunelio. Vėliau aš supratau, kad jie keliavo į žemę vykdyti šėtono nurodymų. Nebijok, mes tuoj pasieksime tunelio galą, aš tau turiu parodyti šitos dalykus. Eik, sek paskui mane. Brangieji, jeigu jūs šiuo metu skaitote šią knygą arba klausotės šio liudijimo, bet nepažįstate Jėzaus, sustokite tiesiog dabar, gailėkitės už savo nuodėmes ir prašykite jo būti jūsų gelbėtoju. Pragaro veikla. Jėzus ir aš išėjome iš baimės tunelio ir dabar stovėjome ant krašto apžvelgdami pragaro pilvą. Kiek aš galėjau matyti, pilvo centre vyko aktyvi veikla. Mes sustojome ir Jėzus tarė, aš pervesiu tave per pragaro pilvą ir daug ką parodysiu. Mes abu pradėjome savo kelionę. Mes priėjome prie pirmosios pragaro pilvo vietos, tai buvo į dešinę nuo išėjimo tamsiame kampe. Aš prisiminiau Viešpaties žodžius, kai jis sakė man, atrodys, kad aš tave palikau, bet taip nebus. Prisimink, kad aš valdau ir dangų, ir žemę. Kartais piktosios dvasios nematys mūsų ir nejaus, kad mes esame. Mes žengėme toliau ir aš mačiau mažas, tamsiai įsirengusias figūras žygiuojančias apie daiktą panašų į dėžę. Geriau įsižiūrėjus pamačiau, kad tai buvo karstas. Tai buvo tikras karstas ir 12 dvasių žingsniavo aplink jį. Kiekvienoje jų rankoje buvo aštri ietis, kuria pro mažas skylutės iš lauko pusės jie pastoviai baksnojo karstą. Ore tvyrojo siaubinga baimė, o aš drebėjau vieno vaizdo. Jėzus žinojo mano mintis, todėl jis tarė, vaikė, čia kankinasi daug sielų ir egzistuoja daugybė įvairių kankinimo metodų. Didesnė bausmė tiems, kurie jau kartą skelbė Evangeliją ir patys puolė į nuodėmę, arba tiems, kurie nesutinka atiduoti Dievui savo gyvybės. Aš girdėjau tokį nusivylimą šauksmą, kad jis sukaustė mano širdį. Nėra vilties, šaukė vyras. Beviltiškas klyksmas sklido iš karsto. Tai buvo begalinis gailėjimosi klyksmas. O kaip baisu, tariau. Prieikime arčiau, tarė Jėzus. Taip taręs jis priėjo prie karsto ir pažiūrėjo į vidų. Aš taip pat pažvelgiau. Purvinai pilkas rūkas užpildė vidinę karsto dalį. Tai buvo vyro siela. Ir aš, kai žiūrėjau, velniai įsmeigė ietį vyrą, kuris buvo karste. Aš niekada nepamiršiu to vyro kančių. Aš meldžiau Jėzus, paleisk jį, Viešpatie, paleisk jį. Jėzus atsakė, mano vaikė, nusiramink ir nutilk. Ir tuo metu, kai Jėzus kalbėjo, tas žmogus mus pamatė. Ir Viešpatie, išleisk mane, būk gailestingas. Aš pažvelgiau ir pamačiau kraujo maišalinę. Prieš mano akis buvo siela, jos viduryje buvo žmogaus širdis ir kraujas švirkštė iš jos. Iečių dūriai tiesiog perverdavo jo širdį. Dieną ir naktį jis kankinas. Vyras vebleno. Viešpatie, dabar aš skelbsiu tikrą Evangeliją. Aš papasakosiu apie nuodėmes ir pragarą. Tik prašau, išvaduok mane iš čia. Jėzus tarė, šis vyras buvo Dievo žodžio skleidėjas. Buvo laikas, kai jis man tarnavo visą širdimi ir išgelbėjo daug žmonių. Kai kurie jo pašaukti tarnauja man ir šiandien jau daugelį metų. Kūno geiduliai ir polinkis prie turtų jį paklaidino. Jis leido šėtonui save valdyti. Jis turėjo didelę bažnyčią, puikų automobilį, didelės pajamas, bet pradėjo vogti iš aukų bažnyčiai. Jis pradėjo skleisti pusiau tiesą, pusiau melą. Jis neleido man atstatyti jį į doros kelią. Aš siunčiau pas jį savo pasiuntinius, kurie jam sakė, kad jis privalo atgailauti. Jis sakydavo, kad Dievas nieko nesiunčia į pragarą, kad Dievas per daug geras, kad tai darytų. Dėl jo daug gerų žmonių prarado prasmę siekti Dievo malonės. Jis net kalbėjo, kad jam manęs nereikia, todėl kad jis pats yra Dievas. Jis nuėjo taip toli, kad vedė seminarus ir propagavo šią doktriną kitiems. Jis mano šventą žodį mindžiojo kojomis, tačiau aš jį vis dar mylėjau.
Geriau manęs niekada nepažinti, nei pažįstant mane nusisukti ir man nebetarnauti. Jeigu jis būtų tavęs paklausęs, Viešpatie, šnibždėjau aš. Jis neklausė manęs, kai jį aš šaukiau, jis neklausė manęs, jis mėgo lengvą gyvenimą, aš šaukiau jį atgailauti, bet jis negrįžo pas mane. Vieną kartą jis buvo nužudytas ir pakliuvo tiesiai čia. Dabar šėtonas jį kankina už tai, kad jis kažkada tai skleidė mano žodį ir gelbėjo sielas. Aš stebėjau dvasias, kurios tęsė savo žingsniavimus aplink karstą. Aš niekada nepamiršiu jo klyksmo kylančio iš skausmo ir beviltiškumo. Kristus su užuojauta pažiūrėjo žmogų karstą ir tarė: ant to žmogaus pečių gulo daugelio prarastų žmonių sielos. Kai kurie iš jų kankinami kažkur čia ir dabar. Jėzus ir aš ėjome toliau. Vos tik pamatę Viešpatį, sielos pradėdavo šaukti ir klykti: Viešpatie, suteik galimybę išeiti iš šios vietos, Viešpatie, ištrauk mane iš čia. Bet Jėzus į sielas net nepažiūrėjo. Mane šokiravo sunaikintų kūnų vaizdas. Kirminai landžiojo po tuščias akidubės, burnas ir ausis, skverbėsi pro odą į visą kūną. Taip išsipildo Dievo žodis parašytas Izaijo knygoje. Jie išeis ir matys lavonus žmonių, kurie maištavo prieš mane. Jų kirminas nemirs ir ugnis neužges. Jie bus pasibaisėjimu visai žmonijai. Izaijo 66 skyrius 24 eilutė. Taip pat Evangelijoje pagal Morkų: jų kirminas nemiršta ir ugnis negesta. Viešpats leido pamatyti vyrą, buvusi viename iš katilų. Jis buvo apverstas aukštyn kojomis. Kurį laiką jis įdėmiai žiūrėjo į Jėzų, o po to pradėjo rėkti: Viešpatie, pasigailėk, suteik galimybę, ištrauk mane iš čia. Bet Jėzus nenorėjo jį net žiūrėti. Tas vyras buvo John Lennon, satanistinės muzikos grupės Beatlai narys. John buvo žmogus, kuris gyvendamas juokėsi iš Dievo. Jis sakė, kad krikščionybė išnyks ir Jėzus Kristus bus visų pamirštas. Tačiau šiandien šis žmogus yra pragare, o Jėzus Kristus gyvas. Krikščionybė taip pat neišnyko. Po to pradėjome eiti pro skirtingus skyrius ir sekcijas. Atėjome į baisiausią pragaro vietą, kur vyko dar didesni kankinimai, į patį pragaro centrą. Ten buvo sukoncentruotas stipriausių kankinimų rūšis, tokios kančios, kokių žmogus niekada negalėtų išreikšti. Čia kentėjo tik žmonės, kurie pažinojo Jėzų ir Dievo žodį. Jie buvo pastoriai, evangelistai, misionieriai, įvairių grupių žmonės, kurie kartą priėmė Jėzų ir žinojo tiesą, bet gyveno dvigubą veidmainišką gyvenimą. Ten taip pat kentėjo žmonės, kurie jau buvo atsitraukę nuo tikėjimo. Jų kančios buvo 1000 kartų didesnės už visų kitų. Jie šaukė ir maldavo Viešpaties malonės, bet Dievo žodis laiške Hebrajams sako: jeigu pasiekę tiesos pažinimą sąmoningai nusidedame, tada nebelieka aukos už nuodėmes, bet kažkoks baisus laukimas teismo ir liepsnojančio pykčio, kuris praris priešininkus. Demonai nuolat prikišinėjo ir kaltino žmonės. Prisimink, kai tau skelbė Evangeliją, prisimink, kai išgirdai Dievo žodį, prisimink, kai tau papasakojo apie pragarą, tu juokeis ir netikėjai. Taigi sielas kankino jų pačių sąžinę. Apreiškimo knygoje Viešpaties žodis sako: bet bailiams, netikintiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuri dega ugnimi ir siera. Tai yra antroji mirtis. Sielos toje vietoje kentė nepakeliamą troškulį, kuris bet kuriuo atveju negalėjo būti numalšintas, kaip ir Biblijos pasakojime apie Lozorių ir turtuolį. Kentėdamas pragare turtuolis troško nors vieno lašelio vandens. Izaijo knygoje rašoma: upeliai pavirs derva, žemė siera, kraštas degs kaip derva. Izaijo 34 skyrius 9 eilutė. Vietoje kvepalų bus smarvė, vietoj juostos virvė, vietoj gražios šukuosenos plikė, vietoj apsiausto ašutinė, vietoje grožio įdeginta žymė. Izaijo 3 skyrius 24 eilutė. Toje vietoje kiekviena siela degė ugnyje. Liepsnose žmonės matė skaidrių kaip krištolas upių miražus, kurie virsdavo ugnimi, vos tik sielos bandydavo juos paliesti. Taip pat matė medžius su sultingais vaisiais. Kai bandydavo juos nuskinti, vaisiai degino rankas. Einant toliau su Jėzumi aš pamačiau didelį stulpą pilną kirminų. Aplink jį buvo čiuožykla iš įkaitinto iki raudonumo metalo. Ant šio stulpo kabėjo aiškiai apšviesta, kad visi galėtų matyti, skelbimų lenta: sveiki atvykę visi melagiai ir liežuvautojai. Čiuožyklos gale buvo nedidelis degantis tvenkinys.
Jis atrodė kaip degantis siera. Tada pamačiau visiškai nuogus asmenis čiuožiančius čiuožyklą žemyn. Jiems čiuožiant oda nusilupdavo ir prilipdavo prie čiuožyklos. Kai jie įkrisdavo į degantį tvenkinį, jų liežuvis plėsdavosi, kol sprogdavo ir vietoj liežuvio atsirasdavo kirminai. Ir kančia vėl prasidėdavo iš naujo. Dievo žodyje parašyta: tikrai tu pastatei juos labai slidžioje vietoje, tu nustūmei juos į pražūtį, jie per akimirksnį sukniubo, pranyko ir žuvo nuo išgąsčio. Psalmės 73 skyrius 18-19 eilutės. Aš mačiau demonus, kurie atrodė kaip lėlės žemėje vadinamos The Jordanos. Aš mačiau tas lėlės pragare, bet ten jos jau nebuvo lėlės, jos buvo gyvos ir demoniškos. I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Jos buvo tik 1 metro aukščio ir turėjo labai aštrius dantis. Iš jų burnos tekėjo kraujas, o akys buvo visiškai raudonos. Pragare taip pat buvo ir kitos lėlės, žemėje vadinamos troliais. Jos badė žmonės iš visų jėgų. Mes ėjome toliau ir mačiau tūkstančius žmonių. Ten kentė jaunuoliai, suaugę, pagyvenę žmonės. Mes priėjome vietą, kuri atrodė kaip didelis ugnies baseinas, pilnas vyrų ir moterų. Kiekvienas iš jų turėjo metalinės plokštės ant krūtinės su užrašu: neaukojau dešimtinių. Kai taip perskaičiau, aš paklausiu Viešpatie, kaip taip gali būti, kad šie žmonės yra dėl šitos priežasties. Viešpats atsakė: taip, nes šie žmonės galvoja, kad aukoti dešimtinės ir aukas nėra svarbu. Kai tuo tarpu mano žodis parodo tai kaip įsakymą. Malachijo 3 skyriuje 8 eilutė. Ir gali žmogus apiplėšti Dievą, tačiau jūs apiplėšėte mane, jūs sakote, kaip mes apiplėšime tave dešimtinėmis ir aukomis. Prakeikimas krinta ant jūsų, kadangi jūs visa tauta apiplėšėte mane. Žmonės šioje vietoje kentė 1000 kartų stipriau negu kiti, nes jie žinojo Viešpaties žodį, bet nepakluso. Ėjome toliau ir Viešpats parodė man vyrą. Aš galėjau jį matyti nuo liemens iki galvos ir aš pamačiau regėjimą, kaip jis numirė. Jo vardas buvo Rogelijo. Jis sėdėjo mašinoje, kai priėjo prie jo vyras, paskelbė jam Evangeliją ir padovanojo jam Bibliją. Bet Rogelijo ignoravo to žmogaus perspėjimą ir tęsė savo kelią, nežinodamas, kad po kelių minučių jo mašina suduš. Jis nulėkė nuo skardžio ir tragiškai žuvo. Avarijos metu Biblija atsivertė Apreiškimo knygoje, kur buvo parašyta: bet bailiams, netikintiems, nešvankeliams, žudikams, ištvirkeliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuri dega ugnimi ir siera, tai yra antroji mirtis. Toliau aš mačiau keletą tunelių. Tai buvo vieta, kur ant sienos kabėjo kilpomis už galvų pakabinti žmonės. Jų rankos buvo prirakintos grandinėmis. Siena su žmonėmis atrodė be galo ilga. Ant jos kabojo milijonai žmonių. Ant jų kūnų buvo pilna kirminų. Aš pažvelgiau į priekį ir pamačiau kitą sieną, lygiai tokią pačią kaip šita. Aš pasakiau: Viešpatie, čia tiek daug žmonių. Akimirksniu man mintis atėjo rašto eilutė, kurios aš net pažinau. Viešpats man pasakė: pragaras ir prapultis niekada neprisipildo. Patarlių 27 skyrius 20 eilutė. Gerokai paėję mes atvykome į vietą su milžiniškom durim. Mums priartėjus durys atsidarė. Kitoje pusėje mes matėme didžiulį urvą. Kai pažvelgiau viršų, pamačiau įvairių spalvų šviesas, kurios judėjo tarsi dūmų debesis. Staiga mes išgirdome tarsi muziką, pasaulietinę muziką. Viešpats savo ranka padarė judesį ir mes pamatėme milijonų žmonių. Jie beprotiškai šoko liepsnose. Viešpats pažvelgė ir mus ir pasakė: tai yra atlygis šokėjams. Jie turėjo šokinėti kaip išprotėję į viršų ir žemyn, bet dar blogiau. Jų kojose buvo spigliai. Kai tik jie pašokdavo, spigliai perdarydavo jų pėdas ir štai jų pėdos vėl užgydavo. Buvo siaubinga, kai tiek daug čia esančių žmonių buvo krikščionys, kurie pažinojo Viešpatį. Bet mirties akimirką jie buvo naktiniuose klubuose. Jokūbo laiške parašyta: paleistuviai ir paleistuvės. Ar nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Tai kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu. Taip pat parašyta: nemylėkite pasaulio nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame Tėvo meilės, nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas. O tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai, bet kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Žiūrint į masę žmonių, stebėjau, kad vienas vyras šaukė garsiau už ten degančius kitus žmonės. O Viešpatie, prašau, pasakyk, ar šis vyras žinojo apie tave, ar jis žinojo apie išgelbėjimą? Jėzus liūdnai atsakė:
Taip, jis žinojo apie mane, jis priėmė mane kaip savo gelbėtoją, bet man netarnavo. Jis sakė, tėve, pasigailėk manęs. Jėzus pasisuko jį ir pasakė, tėve? Tu mane vadini tėvu? Ne, aš nesu tavo tėvas, nei tu nesi mano sūnus. Jei tu būtum mano sūnus, dabar būtum su manimi dangaus karalystėje. Jūs esate sūnus savo tėvo velnio. Žmogus dar šaukė tikėdamasis pagalbos, bet veltui. Tolumoje pamatėme kitą vyrą, kuris iki juosmens buvo paskendęs verdančiame purve. Kai jis iškėlė rankas, kūnas nuo kaulų nukrito į purvą. Mes pamatėme tarsi pilką rūką jo skeleto viduje. Toks rūkas matėsi kiekvieno pragare esančio žmogaus viduje. Jėzus man pasakė, kad tai jų siela. Kaip parašyta Apreiškimo knygoje, jų kankinimo dūmai kils per amžių amžius ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį. Tie, kurie garbina žvėrį bei jo atvaizdą ir ima jo vardo ženklą. Kančia tęsėsi, kai demonai nukirto jam rankas ir jis įkrito į degantį purvą. Nuo deginimo skausmo ir be rankų jis raitėsi kaip kirminas iš vienos vietos į kitą. Nuo karščio jo kūnas krito nuo kaulų, po to jis pradėjo šliaužti kaip gyvatė, bandydamas iš ten ištrūkti. Tačiau kiekvieną kartą demonai nustumdavo jį atgal ir jis vėl grimzdavo į purvą. Žmonės turėjo kartoti ir kartoti savo nuodėmės pragare. Eidami toliau kitoje kameroje pamatėme moterį besivaliojančią purve. Jos plaukai buvo susivėlę ir pilni purvo. Toje pačioje kameroje buvo didelė ir riebi gyvatė. Ji prišliaužė prie moters, apsupo jos nugarą ir įėjo pro žemutinės kūno vietas. Moteris buvo verčiama turėti lytinius santykius su ta gyvatė. Toje pragaroje vietoje visi esantis vyrai ir moteris gyvendami turėjo nesantokinius santykius. Buvo priversti tai kartoti. Tačiau jie turėjo daryti su gyvatėmis, padengtomis spygliais. Gyvatė sunaikindavo moters kūną kiekvieną kartą, kai įeidavo į vidun. Aš bandžiau užsidengti ausis, kad negirdėčiau jos šauksmų, tačiau vis tiek girdėjau, nes pragare pojūčiai daug stipresni nei žemėj. Mums einant į vis naują teritoriją, ta vieta tarsi sudrebėdavo. Visi ten esantys demonai bėgdavo slėptis. Nei vienas iš jų negalėjo ištverti viešpaties buvimo. Ir aš išgirsdavau, kaip įkalintos sielos pradėdavo dar garsiau šaukti, nes jos suprato, kad atvyko Jėzus iš Nazareto. Visos jos vylėsi, kad jis yra vienintelis galintis jas išlaisvinti. Jos turėjo tokią viltį, tačiau ji buvo klaidinga. Laikant Jėzų už rankos atvykau į nesantokinių santykių skyrių. Jėzus pažiūrėjo į moterį, kuri buvo visiškai uždengta ugnies. Moteris iš lėto pradėjo eiti iš ugnies, bet jos kančia niekada nesiliovė. Galėjome matyti, kad visas kūnas buvo purvinas ir dvokė. Plaukai buvo susivėlę ir ji buvo padengta gelsvai žaliu purvu. Ji neturėjo jokių ausų, tik skyles. Ir ji sudėjo savo suanglėjusias rankas tarsi maldai. Ją pamatęs Jėzus paklausė, Elena, kodėl tu esi šitoj vietoj? Elenai kalbant, jos kūnas kraipėsi nuo kančių. Ji pasakė, kad čia pateko dėl nesantokinių santykių. Ji vis prašė ir prašė viešpaties atleidimo. Aš pradėjau matyti jo mirties sceną. Prieš mirtį ji turėjo santykius su vienu iš meilužių, nes galvojo, kad vyras, su kuriuo ji gyveno, išvyko į kelionę. Tačiau jis grįžo ir rado ją lovoje su kitu. Iš virtuvės jis pasiėmė peilį ir dūrė Eleną į nugarą. Ji mirė ir buvo paimta į pragarą. Čia ji taip pat buvo su įsmeigtu dideliu peiliu nugaroje, kuris kėlė didžiulį skausmą. Ji prisiminė visą savo gyvenimą. Ji taip pat prisiminė, kad kažkas bandė kalbėti jai apie Jėzų, kad jis buvo vienintelis galėjęs ją išgelbėti. Tačiau dabar jai jau buvo per vėlu, kaip ir visiems kitiems esantiems pragare. Dievo žodyje daug ir labai aiškiai rašome apie nesantokinius santykius. Ištvirkavimas tai lytinis bendravimas už santuokos ribų. Valgis yra pilvui ir pilvas valgiui, bet Dievas sunaikins ir vieną ir kitą. Tačiau kūnas skirtas ne ištvirkavimui, bet viešpačiui, o viešpats kūnui. 1 Korintiečiams 6 skyrius 13 eilutė. Saugokitės ištvirkimo. Bet kokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkėlis nusideda savo kūnu. 1 Korintiečiams 6 skyrius 18 eilutė. Mums einant toliau, iš tolo pamatėme kažką krintant žemyn, tarsi medžiagos gabalus. Kai priėjome arčiau, supratau, kad tai buvo tuo momentu į pragarą krentantys žmonės. Žmonės, kurie ką tik mirė žemėje, nepriėmė Jėzus į savo širdį. Matėme jauną žmogų, daug demonų sulėkė prie jo ir pradėjo naikinti jo kūną. Tuoj pat jo kūnas pradėjo pildytis kirminais. Jaunuolis šaukė, ne, kas tai, baikit, aš nenoriu čia būti liaunas. Ant jo kaktos atsirado skaičius 666, o ant krūtinės metalinė plokštė, kaip ir ant daugelio kitų. Nors aš ir nežinojau daugiau nieko apie jį, bet aš aiškiai žinojau, kad iš čia jis neišeis niekada.
Einant paskui Jėzų takeliu, kiek aš galėjau matyti, priekyje mūsų buvo kameros. Šauksmai girdėjosi vis garsiau, stiprus klyksmai sklido iš kamerų. Aš ėjau šalia Jėzaus. Jis sustojo prie trečiosios kameros. Ryški šviesa apšvietė kameros vidų. Kameroje, siūbuodamasi supamajame krėsle, sėdėjo sena moteris, verkdama taip, lyg jos širdis plyštų. Aš nežinau kodėl, bet aš buvau nustebintas, suvokusi, kad ta moteris buvo žmogaus pavidale. Ji suposi pirmin ir atgal, o kai ji suposi, ašaros tekėjo jos skruostais. Pagal jos kenčiančią išvaizdą aš žinojau, kad ji kenčia didžiulius skausmus dėl man nematomo kankinimo. Man buvo įdomu, kuo ji nusikalto. Tiesiog mano akyse ši moteris pradėjo keisti savo formą. Iš pradžių pasivertė į seną vyrą, po to jauną moterį, į vidutinio amžiaus moterį ir vėl tapo sena moterimi, kokią aš ją mačiau pradžioje. Aš žiūrėjau, kaip ji pereidinė iš vienos būsenos į kitą. Pamačiusi Jėzų, jis sušuko: Jėzau, pasigailėk manęs, leisk mane iš šios kankinimo vietos. Aš paklausiau Jėzus, kodėl taip yra, viešpatie. Ji vėl sušuko: O viešpatie, išleisk mane iš čia anksčiau, nei jie sugrįš. Dabar jis stovėjo įsikabinusi į grotas, jį kalbėjo: Aš žinau tavo meilė reali, aš žinau tavo meilė tikra, išleisk mane. Po to moteris ėmė iš siaubo klykti, aš pamačiau, kaip kažkas ėmė draskyti jos kūną gabalais. Moteris grįžo į savo krėslą ir vėl pradėjo suktis, bet dabar kėdėj sėdėjo tik skeletas, viduje pripildytas tamsaus rūko. Ten, kur prieš minutę buvo aprengtas kūnas, dabar buvo pajodavę ir apdegę kaulai, tuščios akidobės. Moters siela dejavo ir vebleno Jėzui apie atgailavimą, bet jos maldavimai buvo pavėluoti. Jėzus paaiškino: Gyvendama žemėje ši moteris buvo ragana ir šėtono garbintoja. Jie ne tik burdavo, jie ir kitus mokino tai daryti. Jos šeima užsieminėjo juodąją magiją. Daug kartų aš šaukiau ją atgailauti, ji juokdavosi iš manęs ir sakydavo: Man patinka tarnauti šėtonui ir aš toliau jam tarnausiu. Ji atmetė tiesą ir nesigailėjo savo piktų darbų. Ji nuo Dievo atplėšė daug žmonių ir kai kurie iš jų dega pragare kartu su ja. Ji negali kontroliuoti šio keitimosi proceso ir pastoviai keičia savo formą. Aš žiūrėjau į tą moterį ir nors ji buvo pikta, mano širdis plyšo iš užuojautos. Brangus viešpatie, paklausiau aš, nejaugi mes niekuo negalim padėti? Man buvo taip jos gaila. Per vėlu, sakė Jėzus, per vėlu. Pragaro širdis. Sekančią naktį Jėzus ir aš grįžome į pragarą. Aš atpažinau vietas, kur mes buvome anksčiau. Tas pats pūvančios mėsos, tas pats pragaro pykčio kvapas, tie patys pelėsiai, visur aplink karštas oras. Priekyje aš pamačiau didelį juodą objektą, kuris dydžiai prilygo beisbolo laukui ir atrodė judėjo į viršų ir į apačią. Aš prisiminiau, kas man buvo pasakyta – pragaro širdis. Ji turėjo išėjimus panašius į rankas, o gal ragus. Nuo kiekvieno tvinksnio iš širdies sklido baisi smarvė. Iš širdies atšakų išeina demonai su šėtono nurodymais ir visas tas blogis prasideda čia, pragaro širdyje. Vėliau mes pereisim per širdį, o dabar mes turime eiti į pragaro kamerų bloką. Staiga Jėzus dingo. Atsitiko kažkas neįmanomo. Aš buvau be Jėzaus, pragaro širdyje. Baimė sukaustė mane. Aš šaukiau Jėzui: Kur tu, maldauju, grįžk viešpatie. Aš šaukiau ir šaukiau, bet nieko. Aš nubėgau į tamsą, kai aš paliesdavau sienas, jos atrodė kvėpavo ir judėjo po mano kojomis. Staiga tie du demonai paėmė mane ir nusitempė į širdies gilumą. Aš verkiau ir kovojau iš visų jėgų, o jie tempė mane giliau, lyg aš visai ir nesipriešinčiau. Kai mes panirome giliau į širdį, aš pajutau baisų skausmą, lyg kad tuo metu nuo mano kūno kažkas plėšė odą. Pats didžiausias skausmas, kokio aš negalėjau net įsivaizduoti, apėmė mane. Man beprotiškai skaudėjo. Kažkas nematomas iš vidaus draskė mano kūną. Praėjus kuriam laikui aš pradėjau jausti kameros, kurioje buvau, sienas. Kamera buvo apvali ir minkšta, lyg kad gyva. Ji buvo gyva ir pradėjo judėti. Ir kiekvienos kameros viduje kažkas tai purvino, besitempiančiai lipnaus tekėjo į vidų. O viešpatie, klyktelėjau aš. Tu laipni plėvelė pradėjo dengti mano kūną, o kvapas buvo toks šlykštus. Ir štai aš pajutau, kad mano oda ir mano kūnas pradėjo kristi nuo mano kaulų. Aš pažiūrėjau į save ir pamačiau, kad likusiame mano kūne atsiranda skylės. Viduje aš pajutau kirminus. Aš bandžiau juos numesti nuo savęs, bet kuo labiau aš braukiau juos nuo savęs, tuo daugiau jų atsirasdavo. Aš iš tikro jaučiau savo kūno puvimą. Aš mačiau
pamačiau savo vidurius ir staiga pajutau, kaip ugnis įsiplėskė prie mano kojų ir suklikiau. Kur tu, Jėzau? Aš raičiausi po žemę su visais kitais ir garsiai verkiau. Mažomis krūvelėmis mes gulėjome pragare kaip šiukšlės. Neapsakomas skausmas buvo nepastovus. Jis staiga atsirasdavo ir staiga dingdavo. Aš verkiau, tačiau ašarų nebuvo, tik tai sausa rauda drebino mano kūną. Aš gailėjausi dėl to, ką padariau ir mąsčiau, kad galėjau daugiau žmonių atvesti prie Kristaus. Ėjo valandos ir labai dažnai išgirdėjau garsų triukšmą, kai naujos sielos patekdavo į pragarą. Aš vis kartojau, Jėzau, kur tu? Tačiau atsakymo nebuvo. Aš pradėjau giedoti apie gyvenimą ir Kristaus kraujo jėgą, kuri gali išgelbėti. Man giedant atėjo dideli demonai ir liepė man nutilti. Kai aš nenustojau giedoti, jie ištempė mane iš kameros. Jei tu nenusiraminsi, mes tave kankinsime dar skaudžiau. Aš nustojau giedoti ir pagaliau jie grąžino mane į kamerą. Aš prisiminiau citatas iš Biblijos apie puolusius angelus, kurie laikomi surakinti grandinėmis iki paskutiniojo teismo dienos. Aš pagalvojau, kad ir manęs gal tai laukia. Viešpatie, gelbėk žmonės žemėje, pažadink juos anksčiau, nei bus per vėlu. Pragaras aidėjo nuo dejonių ir šauksmų. Aplink mane lakstė žiurkė, aš ją nuteškiau ir pagalvojau apie savo vyrą ir vaikus. O Dieve, padaryk, kad jie čia nepakliūtų. Dievas negali manęs girdėti, aukščiausiojo ausis, kurčios šauksmams iš pragaro, galvojau aš. O jeigu kas nors išgirstų? Didelė žiurkė perbėgo per mano koją ir man įkando. Aš suklikiau ir nusvedžiau ją. Ugnis atsiradusi iš niekur, lėtai artėjo prie manęs, ėjo valandos. Aš norėjau numirti, tačiau negalėjau. Jaučiant visus kankinimus, aš nukritau ant grindų. Aš girdėjau, kaip pragaro nasrai vėl atsidarė ir atkeliavo naujos sielos. Ugnis vėl mane degino ir prasidėjo nauji skausmai. Aš prisiminiau visą savo gyvenimą ir visus tuos, kurie man pasakojo apie Jėzų. Prisiminiau, kaip meldžiausi už sergančiuosius ir kaip Jėzus juos pagydė. Aš neturėjau nei poilsio, nei miego, nei maisto, nei vandens. Aš jaučiau tokį alkį ir troškulį, kokių nebuvau jautusi visą gyvenimą. Aš labai pavargau ir norėjau miego, tačiau negalėjau užmigti dėl nesiliaujančio ir vis stiprėjančio skausmo. Kiekvieną kartą, kai nasrai atsidarydavo, jie įmesdavo į pragarą eilinę prarastos žmonijos dalį. Pagalvojau, ar yra jų tarpe kas nors pažįstamas, ar nepakliuvo čia mano vyras. Paskui aš pastebėjau, kad į mano kambarį pateko šviesa. Akimirksniu ugnis nustojo degti, žiurkė pabėgo ir skausmas paliko mano kūną. Pragaras pradėjo virpėti ir ugnis vėl užsidegė. Vėl gyvatės, žiurkės ir kirminai. Nepakeliamas skausmas pripildė mano sielą, nes kankinimai vėl atsinaujino. O Dieve, duok man mirti, sušukau aš ir savo kaulėtomis rankomis pradėjau daužyti grindis. Aš šaukiau, klykiau ir verkiau, bet niekas nereagavo į mane. Po to tamsoje aš išgirdau moters balsą. Beviltiška šaukti Jėzų, jo čia nėra. Tu pražuvai šioje kankinimo vietoje, iš čia nėra išėjimo. Prietemoje aš ją vos žiūrėjau, ji viską jautė kaip ir aš. Kitų kamero gyventojai atrodo buvo transe. Ji kalbėjo, čia pragaro širdis. Mus čia kankina, bet ne taip baisiai kaip kitose vietose. Vėliau aš supratau, kad ji melavo man. Aš sušukau į tamsą, aš neturiu nieko bendro su šita vieta. Aš išgelbėtas Dievo vaikas ir priklausau jam. Kodėl aš čia? Moteris vėl pradėjo kalbėti. Prieš patekdama čia aš buvau prostitutė. Aš tenkinau vyrus ir moteris už pinigus. Ir tai, kuo mes užsiimdavome, aš vadinau meilę. O iš tikro sugrioviau daug šeimų. Staiga vieta, kur aš sėdėjau, nušvito. Pasirodė Jėzus ir paėmė mane ant rankų. Ir akimirksniu aš atsidūriau namuose. Brangus viešpatie Jėzau, kur tu buvai? Verkiau aš ir ašaros tekėjo skruostais. Mano vaike, pragaras tikrai egzistuoja, tačiau tu niekada nebūtum galėjusi jo pažinti, jei nebūtum ten patekusi. Dabar tu žinai tiesą, ką iš tikro reiškia būti amžinai prarastam pragare. Dabar tu galėsi kitiems apie tai papasakoti. Aš turėjau tai padaryti, kad dingtų visos tavo dvejonės. Aš buvau pilnas liūdesio ir pavargęs žmogus. Ištisomis dienomis aš pergyvenau pragaro baisumus ir kankinimus. Naktį aš pabusdavau ir rėkdavau, kad per mano kūną šliaužia kirminai. Aš taip bijojau pragaro. Nors Jėzus pilnai grąžino mane į realybę, aš norėjau eiti kažkur toli. Toli nuo Jėzaus, nuo šeimos, nuo visų.
Po tos nakties, kai Jėzus mane paliko pragare, aš sirgau daugelį dienų. Kai aš miegojau, turėjo degti šviesa. Visą laiką su manimi buvo Biblija ir aš pastoviai ją skaičiau. Mano dvasia buvo labai sukrėsta. Dabar aš žinojau, kad turi iškentėti neišgelbėtieji, kai jie pakliūna į pragarą. Kai aš miegodavau, staiga aš vėl pabusdavau ir isteriškai klykdavau iš baimės. Apie savo pergyvenimus pragare aš bandžiau papasakoti kitiems. Jie manęs neklausė, visiems buvo sunku patikėti. Mes dešiniojoje pragaroje rankoje. Kartais sielos griaučiai būna išskirstyti dalimis ir paskleisti įvairiose pragaro vietose. Siela būna tiesiog sudraskyta į dalis ir kaip kokios šiukšlės velnio išbarstomos po pragarą. Sužalotos sielos jaučia stiprų skausmą. Sielos taip kankinasi, garsiai maldauja mirties, bet tai ir yra amžina mirtis. Jėzus sako, einame, aš noriu tau kai ką parodyti. Mes pakilome ant aukštos sausos kalvos. Nuo kalvos viršūnės aš žvelgiau žemyn ir mačiau greitai sūkuriais tekančią upę. Jėzus su manimi priėjo arčiau upės ir aš pamačiau, kad ji pilna kraujo ir ugnies. Kai geriau įsižiūrėjau, tai pamačiau daugybę sielų, kurios grandinėmis buvo surištos viena su kita. Kas tai? Tai ateistų ir homoseksualų dvasios. Jie labiau už Dievą mylėjo savo kūną. Tai buvo vyrai, kurie mylėjo vyrus ir moteris, kurios mylėjo moteris. Šie žmonės neatgailavo, kad išsigelbėtų nuo savo nuodėmių. Jie mėgavosi savo nuodėmingų gyvenimų ir atsisakė mano išgelbėjimo. Aš stovėjau šalia Jėzus ir žiūrėjau į ugnies upę. Ugnis pradėjo degti kaip didžiulėje krosnyje, liepsnodama ir prarydama viską savo kelyje. Greitai liepsna užpildė beveik visą dešinėje ranką. Tęsti kelionę man buvo nepakeliama. Aš vėl pažiūrėjau į sielas ugnyje ir pradėjau verkti. Viešpats tarė, tai jų kančia. Jie vienas su kitu surišti grandinėmis, todėl kad jie geidė tokio pat kūno, tai prieštarauja mano kūrybai. Taku palei upę mes kilome aukštyn. Priekyje ant kalno sėdėjo stambi moteris, ji kaip girta, supavosi pirmin ir atgal. Ant jos buvo parašyta paslaptingasis Babilonas. Aš dabar žinojau, kad visų blogybių motina atėjo iš pragaro, nuo jos sklido pikta energija. Tuojau pat mes, Jėzus ir aš, pakilome į erdvę, sekdami paskui kažkokį diską. Mes prisiartinome prie išorinės disko pusės ir stovėjome žiūrėdami jo vidų. Disko centre buvo ugnis, žmonės panirdavo ir iškildavo virš ugnies bangų. Čia nebuvo nei demonų, nei piktųjų dvasių, tik sielos degančios ugnyje. Kai kurie žmonės beveik pasiekdavo krantą. Tada siurbiančioji jėga įtraukdavo juos vėl į disko vidų ir ugnį. Aš mačiau, kaip jų figūros virto skeletais. Dabar aš supratau, kad čia visiškai kita pragaro dalis. Mano žodis, aštri tiesa, bailiai ir netikintieji degs pragaro ugnyje. Mes ėjome toliau, viskas aptemo, tik vienintelis Jėzus apšvietė aplinką. Staiga prieš duris pasirodė tarsi žmogaus su ilgo apsiaustu ir gobtuvu figūra. Jo veidas buvo senas ir pavargęs, atrodė lyg, kad jam būtų 1000 metų. Jėzus man pasakė, už šių durų bedugnė. Klausyk, ką dvasia sako bažnyčiams. Pabaiga arti ir aš kviečiu nusidėjėlius atgailauti ir būti išgelbėtais tiesiog dabar. Mes vėl pasukome pragaro pilvo link. Sustojome prie kamerų. Ir štai kameroje sėdėjo graži moteris. Kameros viršuje buvo užrašas prieš Kristaus gimimą. Aš girdėjau, kaip moteris kalbėjo. Viešpatie, aš žinojau, kad tu kada nors ateisi. Maldauju, išleisk mane iš šios kankinimo vietos. Ji buvo apsirengusi senovės laikų rūbais. Ji čia laikoma daugelį šimtmečių ir negali numirti. Ji kalbėjo, aš pamenu tavo žodžius apie išgelbėjimą. Dabar aš tau tarnausiu. Išleisk mane. Tuo pat momentu ji pradėjo keistis, mums bežiūrint, jos drabužiai pradėjo degti, jos kūnas pradėjo kristi, kas liko tai juodas skeletas su juodomis išdegintomis akidobėmis ir tuščias sielos apvalkalas. Su siaubu aš stebėjau, kaip ji nukrito ant grindų, visas jos grožis dingo vienu akimirksniu. Nusiminę ir su gailesčiu širdyje mes ėjome šalin, jos skausmui ir kančioms niekada nebus galo. Mes ėjome tolin ir visur kaulėtos rankos tiesėsi į mus. Mano vaikeli, tarė Viešpatie, jei tu netarnauji Dievui, reiškia tu tarnauji velniui. Nedaug paėmę sustojome prieš kitą kamerą. Aš išgirdau vyrišką balsą šūkčiojantį. Kas ten, kas ten? Jis paaiškino, jis aklas. Mes pasisukome pažiūrėti į žmogų. Jis tebebuvo kameroje ir sėdėjo į mus nugarą. Tai buvo skeletas ugnyje ir mirties kvapas gaubė jį. Jo klyksmas skrodė orą. Padėkite man kas nors. Prašau, išleisk mane dieną ir naktį, aš kankinuosi šitoje ugnyje ir nėra vandens. Aš labai trokštu. Argi tu man neduosi, Jėzau, nors gurkšnelio vandens? Vyras vis dar šaukė Jėzų, o mes ėjome toliau.
Mes priėjome kitą kamerą, kurioje taip pat buvo vyras. Viešpatie, žinojau, kad tu ateisi ir išlaisvinsi mane. Aš seniai atgailauju. Jėzus jam kalbėjo. Tu dažnai girdėjai mano žodžius ir išjuokdavai mano gelbėjimus ir mano evangelistus. Bet kas ateis pas mane ir dėl manęs praras savo gyvenimą, tas ir bus išgelbėtas. Sekanti kamera, prie kurios mes priėjome, buvo pilna baisios margės. Iš visur sklido klyksmai ir apgailestavimai. Aš jaučiausi labai blogai. Beveik susirgau. Aš nusprendžiau, jog padarysiu viską, kad papasakočiau pasaulyje apie šią vietą. Pasigirdo moteriškas balsas, padėkite man. Aš pažvelgiau į tikras akis, o ne į išdegintas akiduobes. Ir pajutau baisų gailestį tai sielai. Aš norėjau ištraukti ją iš kameros ir pabėgti su ja. Kaip skauda, kalbėjo ji. Viešpatie, dabar aš elgsiuosi teisingai. Kažkada aš tave pažinojau ir tu buvai mano gelbėtojas. Ji įsikabino į kameros grotas. Kodėl tau nebūtų mano gelbėtojų dabar? Dideli kūno gabalai krito nuo jos. Į grotas kabinosi tik kaulai. Ji kalbėjo, tu žinai, aš stengiausi, aš netgi liudijau apie tave. Tačiau viešpatie, greitai aš sužinojau, kad žmonės, kurie skelbia tavo žodį, yra nepopuliarūs ir nemėgstami. O aš norėjau bendrauti su žmonėmis panašiais į save. Palaipsniui aš grįžau į pasaulį ir kūno geismai pavergė mane. Naktiniai klubai, stiprus gėrimai man tapo svarbesni už tave. Aš praradau ryšį su draugais krikščionimis ir greitai pastebėjau, kad tapau 7 kartus blogesnė nei buvau. Ir nors aš turėjau meilužių, aš nemaniau, kad aš esu pasmerkta. Aš nežinojau, kad mane užvaldė šėtonas. Širdyje aš jaučiau tavo kvietimą atgailauti, bet to nepadariau. Maniau, kad aš dar turiu laiko. Maniau, kad rytoj grįšiu prie Jėzaus. Bet aš dėlsiau per ilgai. Jos liūdnos akys įsiliepsnojo ir dingo. Aš kliktelėjau ir prisiglaudžiau prie Jėzaus. O viešpatie, galvojau aš, kaip lengva man arba kam nors iš mano artimųjų atsidurti čia. Liūdnu balsu Jėzus tarė, eime, mes grįšime rytoj, laikas pasišalinti. Prašau, nusidėjėlį, atsibusk, kol nevėlu. Priėjome prie kitos kameros. Iš ten girdėjosi vyro šauksmai. Tokie skausmai, kad dėl skausmo ir grožaties aš niekada negalėsiu jų pamiršti. Jėzus pasakė, mano vaikeli, kai kurie žmonės lygins šitą liudijimą su grožiniu apsakymu ar filmu. Jie netikės juo, bet tu žinai, kad tai iš tikrųjų egzistuoja. Žmogau, jeigu tu neatgailausi ir nepriimsi krikšto ir nepatikėsi gerąją Jėzus Kristaus naujieną, tavo galas tiksliai toks pat. Šitas žmogus čia, dėl savo nepaklusnumo, tai tokia pat nuodėmė kaip ir daugelis kitų. Tas, kas žino mano žodį ir mano kelius ir klauso Evangelijos ir vis dar neatgailauja ir priešinasi man, dėl šios nuodėmės pateks į pragarą, dėl nepaklusnumo. Žmogus kalbėjo su Jėzumi, nenorėjau eiti tavo siauru ir vingiuotu keliu. Aš norėjau plataus kelio, tiesaus, aš norėjau gerti stiprius gėrimus, eiti į klubus ir daryti visą tai, kas priimtina šiame pasaulyje, nei paklusti tavo pamokslams. Bet dabar aš norėčiau pasiklausyti tų, kuriuos tu siuntei pas mane. Stiprus verksmas drebino jo kūną, kai su didžiuliu gailesčiu jis šaukė. Metai metų aš kankinuosi čia. Aš žinau, kas aš ir žinau, kad niekada iš čia neišeisiu. Aš dieną ir naktį kankinuosi liepsnoje ir šiuose kirminuose. Aš šaukiau ir niekas čia neatsiliepė. Mes priėjome prie kitos kameros. Ten sėdinti moteris rinko kirminus nuo savo kaulų. Ji pradėjo kalbėti, viešpatie, kai aš buvau žemėje, aš garbinau indusų dievus ir daugelis stabų. Aš netikėjau Evangeliją, kurią man skelbė misionieriai, nors ją girdėjau daug kartų. Ir štai aš numiriau. Aš prašiau savo dievų, kad jie išgelbėtų mane nuo pragaro, bet jie pasirodo buvo netikri. Dabar viešpatie, aš noriu atgailauti. Per vėlu, atsakė Jėzus. Kai mes ėjome tolyn, ugnies liežuvį apglėbė ją. Jos klyksmai vis dar girdėjosi, aš juos ir dabar girdžiu savo viduje. Šėtonas apgavo ją. Dangaus vizijos. Kai kurie regėjimai man buvo suteikti dar iki to, kai Kristus vedžiojo mane į pragarą. Aš regėjau dangų. Sostė buvo Dievo pavidalas. Džiaugsmas, ramybė, meilė ėjo nuo visagalio Dievo. Oras aplink sostą buvo užpildytas kūdikėliais, cherubinais, kurie giedojo ir bučiavo viešpatės veidą. Giesmė, kurie jie giedojo, buvo šventas, 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 viešpats Dievas, galingasis. Vienas cherubinas priskrido prie manęs ir palietė mano akis. Kartoteka. Viename regėjime angelas paėmė mane į dangų ir parodė man labai didelį kambarį. Ant sienų buvo išgraviruotos alfabeto raidės. Kambarys buvo panašus į biblioteką, tačiau knygos vietoje to, kad būtų sudėtos į lentynas,
buvo įstatytos į sienas. Angelas buvęs su manimi pasakė, kad šios knygos kiekvieno žmogaus, kuris kada nors buvo gimęs žemėje, gyvenimo ataskaita. Viskas, ką mes darome žemėje, angelai surašo vienoje iš knygų. Kartais angelas ima knygą ir minkštų audinio išvalo kai kuriuos puslapius. Išvalytieji puslapiai tampa raudonais. Kristaus sugrįžimas. Aš regėjau, kaip Viešpats atėjo. Girdėjau jo šaukimą kaip trimito gausmą ir visa žemė sudrebėjo ir iš karstų pakilo visi šventieji mirusieji, kad sutiktų savo Viešpatį ore. Atrodė, kad ištisas valandas aš girdėjau, kaip trimitavo trimitai ir žemė ir vanduo atidavinėjo savo mirusiuosius. Viešpats Jėzus Kristus stovėjo ant debesų viršūnės, apsirengęs ugniniais rūbais ir tai nuostabiai atrodė. Aš mačiau atpirktuosius kaip milijonų šviesos taškelių judančių į surinkimo vietą danguje. Ten angelai davė jiems kuo švariausią baltą aprangą. Visi didžiai džiūgavo, angelai palaikė tvarką, atrodė, kad jie buvo visur. Kai tik naujas kūnas būdavo atpirktas, jis keisdavosi ir kildavo oru. Didelis džiaugsmas ir laimė užpildė padangės ir angelai giedoja. Garbė karalių karaliui, garbė karalių karaliui. Aukštai danguje aš pamačiau didelį dvasinį kūną, tai buvo Kristaus kūnas. Jis pradėjo didėti ir didėti tol, kol neužpildė dangaus. Milijonai kilo laiptais prie kūno, pripildydami jį, pradėdami nuo pėdų, paskui per kojas, rankas, pilvą, širdį ir galvą. Ir kai jis prisipildė, aš pamačiau, kaip jis buvo užpildytas žmonėmis iš kiekvienos tautos, kalbos ir genties žemėje, ir jie garsiai garbino Viešpatį. Milijonai buvo susodinti prieš sostą ir aš mačiau angelus, kaip jie nešė knygas, iš kurių buvo skaitomas teismo sprendimas. Buvo gailestingumo krėslas ir daugelį apdovanojo. Paskui aš mačiau, kaip tamsa padengė žemę ir visur pasirodė demoniškos jėgos. Begalybė piktųjų dvasių buvo paleistos iš tamsybių ir išsiuntinėtos po žemę. Aš girdėjau, kaip balsas kalbėjo: vargas žemės gyventojams, todėl kad šėtonas atėjo gyventi tarp jų. Aš mačiau piktąjį žvėrį, jis liejo savo pyktį ant visos žemės. Pragaras dėl jo pykčio sudrebėjo ir iš bedugnių duobių pakilo piktosios esybės, kurių buvo be skaičiaus, ir pajuodavo žemė nuo tokio didelio jų kiekio. Žmonės verkdami bėgo į kalnus, į uolas. Į žemę atėjo karas, badas ir mirtis. Pagaliau aš pamačiau ugninius žirgus ir vežimus danguje. Žemė drebėjo ir saulė pasidarė kaip kraujas ir angelas tarė: girdi, o žemė, karalius eina. Ir pasirodė danguje karalių karalius ir viešpataujančiųjų viešpas. Ir su juo buvo šventieji visokio amžiaus, jie buvo apsirengę sniego baltumo rūbais. Ir aš atsiminiau, kad kiekviena akis pamatys jį ir kad kiekvieno keliai parklups prieš jį. Paskui angelai paėmė savo pjautuvus ir nupjovė subrendusių derlių, kuris buvo pasaulio pabaiga. Tada prisiminiau eilutes, kad nemylėkite pasaulio nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės, nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, o tai nėra iš Dievo, bet iš pasaulio. Bet praeina pasaulius ir jo geismai, o kas vykdo Dievo valią, išlieka per amžius. Bet jei kas turėtų pasaulio turtų ir pastebėjęs vargo spaudžiamą brolį, užrakintų jam savo širdį, kaip jame pasiliks Dievo meilė, te pasilieka jumise tai, ką girdėjote nuo pradžios. Jeigu tai, ką girdėjote nuo pradžios, pasiliks jumise, tada jūs pasiliksite sūnuje ir Dieve. Štai pažadas, kurį jis pats mums yra davęs, amžinas gyvenimas. Taigi dabar, vaikeliai, pasilikite jame, kad kai jis pasirodys, turėtume pasitikėjimą ir kai ateis, nereikėtų su gėda nuo jo pasitraukti į pragarą. Jei nežinote, kad jis teisus, tai žinokite, jog kiekvienas, kuris vykdo jo valią, yra iš jo gimęs. Neapsigaukite, Dievas nebūna niekinamas, ką žmogus pasės, tą ir pjaus. Sėdamas dėl savo kūno, nuo savo kūno pjaus puvėsius, sėjantis savo dvasiai iš dvasios gaus amžiną gyvenimą. Žodis greitai išsipildo. Kiek tai bekainuotų, tu turi jau dabar apsispręsti padaryti dangų savo amžinais namais. Jei nori būti išgelbėtas, tapk jo mokiniu. Skaityk Bibliją, melskis, pažink jį, išsižadėk savęs ir tavo gyvenimas radikaliai pasikeis, tu tapsi malonus kvapas Dievui. Ieškok Dievo karalystės ir bus išgelbėtas. O dabar kartok paskui šiuos žodžius iš širdies. Pakviesk Jėzų į savo gyvenimą. Viešpatie Jėzau, įeik į mano širdį, bet leisk man mano nuodėmes. Aš žinau, kad aš nusidėlis ir gailiuosi už visas savo nuodėmes, kad gyvenimą gyvenau taip, kaip man patiko.
Nuplauk mane savo krauju ir apvalyk mane nuo visokių nuodėmių. Aš nusidėjau prieš dangų ir prieš tave, bet dabar aš noriu pasikeisti, noriu gyventi pagal tavo valią. Aš priimu tave tikėdamas kaip savo gelbėtoją. Ir atsiminkite, kad išsigelbėti galės tik tie, kurių vardai bus įrašyti į gyvenimo knygą.